6 paprasti patarimai, kurie padės tau sumažinti tau blogąjį cholesterolį. Kokie? Labai elementarūs. Pirmas - sumažinti sočiųjų riebalų vartojimą. Riebus pieno produktai bei raudonoji mėsa padės tau, jų vengimas padės tau sumažinti blogąjį cholesterolį. Vartoti daugiau skaidulų, įvairios avižos, pupelės, daržovės padės vėlgi sumažinti blogąjį cholesterolį. Fizinis aktyvumas bent 30 minučių per dieną tikrai nepakenks tau pakelti užpakalį nuo kėdės, nuo ofiso nueiti ne tik tai iki mašinos, bet galbūt nueiti ir iki parduotuvės. Omega 3 riebalų rūgštis. Žuvis arba linų sėmenis. Tai irgi labai geras dalykas. Vengti transriebalų ir perdirbto maisto. Pasižiūrėkit, iš ko, kaip sakant, ant ko kepat, kur kepti ir taip toliau. O be to visą laiką rūkyta dešra, ta tipo rūkyta dešra iš parduotuvės, visą laiką bus blogiau negu nusipirkus geros mėsytės, išsikepti ją orkaitėje. Ir paskutinis patarimas - nerūkyti. Tai paprasta, rūkymas mažina gerojo cholesterolio kiekį. O jeigu nori daugiau sužinoti, kaip to išvengti, kaip padėti savo kepenims, arba padėti savo kraujotakai, o kraujotaka vyram labai svarbi, atsimenat tuos mano ankstesnius video? Taip, tam antram galvai, antrai svarbiausiai galvai. Prašyk, pasitarsim.